Telekomunikacijų technikai atlieka techninės užduotis susijusias su telekomunikacijų sistemų ir įrengimų projektavimu, montavimu, įrengimu, paleidimu, eksploatavimu ir remontu. Organizuoja telefono ryšį, tvarko laidinio, optinio, radiorelinio, palidovinio, skaitmeninio ryšio aparatūrą. Atlieka bazinių stočių techninę priežiūrą ir remontą. Prižiūri radio ir televizijos transliavimo aparatūrą. Esu Titas. Labiausiai patinka matematika, informatika bei ekonomika. Norėčiau dirbti tarptautinėje finansų korporacijoje. Laisvalaikiu dar žaidžiu stalo tenisą. Mano vardas Ineta. Man įdomiausios istorijos, kalbų, muzikos pamokos. Patinka šokti, dainuoti. Norėčiau darbo, kuriame reiktų bendrauti su žmonėmis. Patiktų žurnalistika, režisūra. Esu Vytautas, domiuosi humanitariniais mokslais. Patinka anglų kalbos, istorijos pamokos. Laisvalaikiu groju bosinę gitarą. Norėčiau studijuoti kalbas arba politologiją. Gintaras Gaigalas, profesija telekomunikacijų technikas, baigė Vilniaus universitetą, darbo stažas 4 metai. Telekomunikacijos tai yra tai, kas įgalina žmonės bendrauti per atstumą. Ar tai būtų balso skambutis, ar tai būtų vaizdo skambutis, ar ta pati SMS žinutė, ar ne, jie yra telekomunikacija, jie įgalina mus bendrauti. Viena didelė sritis tai yra GSM-as, 70% ir užima būtent yra operatorių tinklai. Ir tas likęs 30% yra telefonų stotelės ir internetinė telefonija. Aš specializuojuosi būtent telefonų stotelių aptarnavime. Tai gali būti ir 20 žmonių kompanijoje, gali būti 100, 200. Galimybės techninės yra net iki 80 000 abonentų. Būna įvairiausių gedimų, kuriuos reikia šalinti, būna įvairiausių visokio funkcionalumo, kurio užsimano klientai. Tarkim, jeigu jis nespėja pakelti laiku telefono ragelių, peradresuoja jam į mobilų telefoną ar skamba vienu metu. Galimybės tai yra labai didelės ir mano pagrindinis darbas tai yra konfigūruoti tas telefonų stoteles, kad jos atitiktų klientų keliamus reikalavimus. Čia laboratorija yra mano, čia viena iš tų stotelių, kur pasakau, čia yra gan didelė jau šita, apie iki 2000 abonentų galima prie jos prijungti. Kaip matot, dedasi tokios plokštės, kurias aš čia ir testuoju, bandau šitoje laboratorijoje. Nėra galimybės, tarkim, pas klientą patekti, vyksta dar statybos. Bet jau reikia, kad tik statybos, kai baigsis, ten nuvažiuoju, sudedu plokštės ir stotelė veikia, nes visa konfiguracija, kaip veikia stotelė, viskas yra atsaugoma, čia, tarkim, kad ir čia šitoj, tai yra čia ta flash kortelė, kurioje saugoma yra konfiguracija. 50% laiko aš dirbu pas save, tai yra biure, prie savo kompiuterio. Galima padaryti nuotolinį prisijungimą prie stotelės. Kartais net ir sudėtingus gedimus aš galiu sutvarkyti niekur nevažiuodamas, tiesiog sėdėdamas prie savo kompiuterio. Būna tam tikrų gedimų ar tam tikrų atvejų, kuomet aš turiu vykti pas klientą. Pas mus atėjęs naujas darbuotojas į kompaniją ir jam reikia prijungti naują telefoną. Pas mus irgi stovi tokia pat stotelė, kurias aš aptarnauju. Nueisim dabar, susirasim darbuotoją, pradžiai pasižiūrėsim, į kurią darbo vietą jam reikės tą naują telefoną, tada nueisim į serverinę, prisijungsim prie stotelės su kompu, sukonfigūruosim ir tada pažiūrėsim, kaip veikia, patikrinsim. Įėjęs pro duris, supratau, kad aš nieko nebesuprantu, kas ten, laidų milijonas, ten dar kažkas. Tai... Labai daug laidų, pasimeščiau tarp jų, neįsivaizduoju, kaip ten atskiria viską. Pradžiai susirandam kokį nors laisvą numerį, ar ne? 496, nėra tokio numerio, matom, nes jį galim sukurti. Darbas toksai, mano yra labai dinamiškas ir labai atsakingas. Pavyzdžiui, pasienio užkardoj nebeveikia telefono aparatas, ar ne? Nesvarbu, kas būtų, ten galėjo sudegti, galėjo sprogimas įvykti, absoliučiai nesvarbu, kas, mes turim per tas 4 valandas pašalinti. Ir būna, kad kartais vertiesi per galvą ir nerandi, kurioje vietoje kas yra sugedę. Aišku, tokių akimirkų būna gan sunkių, bet štat, kai išsprendi tą problemą, tai tada darbas tampa malonus. Dabar palei magnetinį lauką galėsim rasti kitam gale, kur yra šitas lizdas. Prisilietimas prie naujausių technologijų, bendravimas su žmonėm be abejo irgi yra labai įdomus aspektas. Aš mačiau, jis buvo labai susidomėjęs, jo akis net žydėjo. Tėti, nupirk man magnetuką, tokį, kokį aš šiandien turėjau. Skamba. Vadinasi, radom, kur reikės paduoti. Turi tokias savybės turėti kažkokias, kad stresinį situacijai nepasimestų. Klientas gali būti piktas, jis pas jį sugedo ir jis ten
vos nešaukiant tavęs ar ne, kad tu man čia kuo greičiau sutvarkyk, bet tu turi sugebėti atsiriboti nuo to ir susikoncentruoti tik tai į darbą. Turi mokėti bendrauti su žmonėm. Įtikinti, nuraminti, kad palaukit, tuoj viskas veiks. Gali patikrinti, ar veikia? Sveikas, Titai. Girdžiu. Šaunu. Girdžiu. Šaunu, vadinasi, veikia. Kai aš mokiausi, tai privaloma buvo fizika ir matematika. Svarbiausi dalykai. Na, ir aišku, užsienio kalba. Tu turi išmanyti įvairiausius įrenginius, ar ne? Kaip jie veikia, kaip jie komunikuoja vienas su kitu. Technikas turi išmanyti įvairiausius kabeliavimo standartus. Kad negalima ten, pavyzdžiui, 220 kabelio šalia duomenų kabelio, ten turėtų tam tikrų atstumų, tarkim, vienas ekranuotas, kitas neekranuotas, o yra visokiausi įvairūs standartai. Technikoje ir inžinierijoje aš manau, kad yra pačios svarbiausios savybės, tai sugebėti kasdien įsigilinti kažką naujo ir labai greit perimti kažkokius pasikeitimus technologijose, nes technologijos vystosi labai sparčiai. Aš siekiu būti gerų specialistų, manęs nedomina ten kažkokie vadovaujami postai. Mano karjeros aukštuma ir tikslas ir yra tapti aukšto lygio specialistų. Ten tvarka patiko, nes panašiai mano, kad tik tai vienas tu supranti, jog čia viskas tvarkoj, o kiti nieko neras. Visko tu gali išmokti, bet niekas tavęs neišmokins likti šaltu, kai klientas tau paskambina į rėkį į ragelį. Man pasirodė labai smagu, kad net tokie neformalų žmonės, tokie išsiskiriantis irgi domisi šią profesiją. Jeigu šitą specialybę pasirinkai, tai tu tikrai jau tavo čia ne profesija, o gyvenimo būdas beveik.